Vytautas Didysis. Kertinis akmuo Lietuvos stiprybės, galybės, istorijos pamate. Jo įkvėpti Lietuvos partizanai paguldė galvas, gindami savo tėvynę. Lietuvos kariūnai jo įkvėpti prisiekė ginti savo tėvynę ir net atiduoti savo gyvybę vardan Lietuvos. Remiantis šių didžių žmonių darbais kūriamos Lietuvos kariuomenės vertybės. Jaunąją kartą turėtų įkvėpti senųjų karžygių pasiekimai. Bet Lietuvos istorijoje atsitiko baisus dalykas. Iš katedros galimai buvo pavogti Vytauto didžiojo palaikai. Kas už to stovi? Į amžiaus aferą įsitraukė bažnyčia. Į savo 10 įstatymų numojo ranka. Tai 10 Dievo įsakymų, iš kurių bent jau 5 pamiršo tie šventi žmonės, kurie įsivėlė į šitą aferą. Kodėl galimai jie tai padarė, aš matau 3 pagrindinės priežastis. Pirma pagrindinė priežastis – Vytautas Didysis buvo pagonis. Antra svari priežastis jo nemėgti – pergalė Žalgirio mūšyje, kuriame visiškai sunaikintas Teutonų ordinas. Ir trečia priežastis, mano manimu, Lenkijos prijungimas prie Lietuvos. O net atvirkščiai, nes visi valdovai palaidoti Lietuvoje, vadinasi, Lietuva grojo pirmais smuikais. Ir tai labai nepatinka bažnyčiai, nes ją su visais Lenkais prie jų prisijungia kažkoks pagonis. Tai labai kirta per savimeilę. Mano manimu, tai čia irgi svari priežastis. Taigi krikščionybės ir pagonybės kova vis dar tęsiasi. Istorikai ir politikai matomai labai bijo, kad ir jiems taip nutiks kaip šitiems pagonims. Ačiū už dėmesį.